Kartais geriausi dalykai reikalauja laiko. Šiandien parodysiu, kaip kepu purę kvapnę su troškia plutele raugo fokačią. Į dubenį įpilu 400 ml vandens ir įdedu 100 g pakilusio aktyvaus ruginio raugo. Gerai išmaišau, kad neliktų raugo gabaliukų. Tada suberiu 500 g kvietinių miltų. Čia naudojau 0 tipo picos miltus. Viską gerai sumaišau, kad nebesimatytų sausų miltų gabaliukų. Na ir štai kaip atrodo išminkyta tešla. Šiam receptui naudoju didesnį kiekį vandens, todėl tešla gaunasi drėgnesnė. Baigusi minkyti tešlą dar nugramdžiau dubens sieneles, kad po to būtų lengviau išplauti dubenį. Tada dubenį uždengiau ir palikau tešlą pastovėti 30 minučių. Laikui praėjus įbėriau 10 g druskos ir įpyliau 25 ml vandens. Tada tešlą gerai išmaigiau, išminkiau, kad druska tolygiai pasiskirstytų, viso minkiau apie 3 minutes. Tada dubenį uždengiau ir palikau tešlą pastovėti 30 minučių. Tada atlikau pirmąjį tešlos lankstymą. Šlapiomis rankomis suėmiau ties tešlos viduriu ir iškėliau tešlą taip, kad atsiplėštų nuo dubens. Tada leidau tešlą į apačią taip, kad krisdami tešlos galai užsilenktų į vidų. Ta patį pakartojau ir iš kitos pusės. Tešlą tada uždengiau ir palikau pastovėti 30 minučių. Tada viską pakartojau kaip prieš tai, atlikdama antrąjį tešlos lankstymą. Kadangi tešla yra gan drėgna ir lipni, labai svarbu atlikti lankstymus drėgnomis rankomis. Na, tada tešlą vėl uždengiau rankšluostuku ir palikau pastovėti 30 minučių. Trečias tešlos lankstymas. Vėl atlieku viską taip kaip prieš tai, drėgnomis rankomis iškeliu tešlą, tada leidžiu tešlą į apačią taip, kad krisdami tešlos galai užsilenktų į vidų. Ta patį pakartoju iš kitos pusės, uždengiu tešlos dubenį ir palieku pastovėti 30 minučių. Per paskutinį 4. tešlos lankstymą tešlą perkelsiu į pasiruoštą skardelę. Prieš perkeliant tešlą skardą gausiai patepu alyvuogių aliejum. Tada drėgnomis rankomis suimu ties tešlos viduriu ir atlieku pirmąjį tešlos lankstymą iš vienos pusės. O kartojant antrąjį tešlos lankstymą iš kitos pusės, tešlą atsargiai perkeliu į pasiruoštą skardelę. Čia fokačią ruošiausi kepti tik po kelių dienų, todėl skardelę uždengiau maistinę plėvelę ir įdėjau į šaldytuvą šaltai fermentacijai. Na ir taip atrodė fokačijos tešla praėjus 3 dienom. Prieš dedant kepti fokačią apšlakščiau alyvuogių aliejum ir su sudrėkintais pirštais įspaudžiau fokačijos duonai būdingas skyles. Tada duoną dar apibarščiau stambia jūros druska. Paruoštą fokačią dėjau kepti į kaitintą orkaitę. Kaitinant orkaitę, po grotelėmis įdėjau skardą. Kai įdėjau fokačią duoną ant grotelių, į įkaitusią skardą įpyliau verdančio vandens. Taip sudarytas garų efektas padeda duonai geriau iškilti. Pluta neperdega, o kepinys iškepa tolygiai. Orkaitę nustačiau ant 220 laipsnių, viršus apačia su vėjeliu ir kepiau fokačią 20 minučių. Laikui praėjus atidariau orkaitę ir išleidau garą, tada išėmiau skardą su vandeniu. Orkaitės temperatūrą sumažinau ant 190 laipsnių, išjungiau vėjelį ir kepiau dar 25 minutes. Na ir štai kaip atrodė ką tik iškepusi fokačią. Prieš pjaunant duoną palikau trumpam pravėsti. Ši raugo fokačia gaunasi labai minkšta, puri, drėgna ir puikiai išlaiko šviežumą netgi kelias dienas po kepimo. Šios duonos receptą su pilnomis instrukcijomis rasite Sourdough Lietuva Facebook grupėje. Nuorodą į grupę paliksiu šio video aprašyme.
Grupėje taip pat galėsite sužinoti, kaip pasigaminti ruginį raugą ir kaip išsikepti natūralaus raugo duoną. Jei patiko jums šis video, tai kviečiu paspausti like ir pasekti mano kanalą. Tai ką, ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Ate.